Aš visada pasisakau prieš dietas ir griežtus apribojimus, nes svoris tai turi būti tik pasekmė sveiko gyvenimo būdo, o ne tikslas. Dauguma žmonių nori numesti svorio dėl estetiškų priežasčių, o ne dėl sveikatos. Todėl visą laiką stengiuosi vengti tiesioginio svorio numetimo rekomendacijų. Jeigu jūs turit viršsvorio, svorio metimas turėtų būti gydytojo rekomendacija. Ir jeigu jūsų gydytojas jums rekomenduoja numesti svorio, greičiausiai jis duos ir visas reikalingas rekomendacijas. O visos populiarizuotos dietos ir dietos kultūra tai neturi nieko bendro su sveika gyvensena. Visiems, hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su talku. Šios dienos video pakalbėsim apie life hackus, kurie padeda asmeniškai man, kai kurie yra rekomenduoti Pasaulio sveikatos organizacijos, kai kurie yra tiesiog mano asmeniški pastebėjimai. Tokie life hackai, kurie jums padės subalansuotai maitintis ir laikytis sveikos mitybos be griežtų apribojimų. Pirmas yra 5 į dieną. Anglijoje yra labai populiarus metodas, kuris yra labai propaguojamas sveikatos organizacijos. Esmė yra tokia, kad suaugęs žmogus per dieną turi suvalgyti 400 gramų vaisių ir daržovių. Vadinasi, jeigu suvalgai 5 skirtingus produktus po 80 gramų per dieną, realiai surinkai savo 5 a day. 400 gramų per dieną visiškai nėra didelis kiekis, kurio neįmanoma surinkti. Tai yra tiesiog uogos ar bananas tavo rytiniai košiai. Tai yra tiesiog salotos prie tavo vakarienės. Ir jeigu dienos metu, kaip užkandį suvalgai vieną vaisių, kaip obuolį ar apelsiną, ar bet ką tu mėgsti, tai jau yra 5 per dieną. Ir to užtenka, kad papildyti savo racioną vitaminais iš vaisių ir daržovių. Anglijoje netgi ant vaisių ir daržovių, kurie parduodami supakuoti, dažniausiai yra užklijuota, kad this product is one of your 5 a day ir dažniausiai parašyta, koks kiekis, pavyzdžiui, tiek gramų to produkto arba vienas vidutinis pomidoras yra one of your 5 a day. Čia yra toks life hackas, jeigu tu susimastysi, kad pasistengti bent jau 5 produktus skirtingus, ne 5 bananus per dieną suvalgyti, o 5 skirtingus produktus, vaisius ir daržovės, tai jau bus geras žingsnelis link subalansuotos mitybos. Kitas būdas panašus į 5 a day, bet jis sako eat a rainbow a day. Suvalgyk vaivorykštę. Gamtoje yra labai daug spalvų, vaisių ir daržovių ir uogų, jie visi turi skirtingas spalvas ir reikia pasistengti suvalgyti kuo daugiau spalvų per dieną. Tai padarys jūsų mitybą įvairesnę ir užpildytą skirtingais vitaminais. Todėl gal ne rainbow, bet bent jau 3-4 spalvos kiekvieną dieną iš natūralių produktų jums tikrai padės subalansuoti savo mitybą. Ir mano mėgstamiausias lėkštės metodas, apie jį aš kartoju praktiškai kiekvienam video, tai yra būdas, kuris tau padeda užpildyti savo racioną daržovėm, bet tuo tarpu valgyti ir visą kitą. Aš visada stengiuosi, kad per pietus arba vakarienę pusė mano lėkštės visada būtų užpildyta daržovėm. Tai gali būti ir paruoštos daržovės arba salotos, bet kad būtų tikrai nemažas kiekis, o kita pusė tai yra baltymai ir angliavandeniai. Nebūtina, aišku, viską taip griežtai dėlioti, kartais tai gali būti tiesiog sumaišyta arba kartais salotos gali būti atskiroje lėkštėje, tačiau jeigu jūs tik pradedat šį metodą, labai patogu viską sudėti į vieną lėkštę, tada jūs vizualiai matysit ir priprasit prie savo porcijų. Tai yra toks kaip porcijų kontrolės būdas, kuris labai lengvai padeda tau vizualizuoti, kiek turi būti tų produktų tavo lėkštėje ir kokie tai turi būti kiekiai. Kitas dalykas gal mažiau akivaizdus, tačiau aš visą laiką patariu neruošti desertų namie. Taip, aš žinau, kad kažkas gali pasakyti, bet namie paruošti desertai yra sveikesni, aš žinau, ką aš ten įdėjau, kokius produktus ir taip toliau. Taip, aš pritariu, bet nemanau, kad jūs kepat vieną bandelę arba vieną spurgą. Todėl greičiausiai tai bus didesnis kiekis ir artimiausias keletą dienų jūs žinoma to vartosit daugiau nei įprastai. Todėl jeigu jūs bandot vengti tokių produktų, tai tiesiog galima nusipirkti desertą. Pavyzdžiui, jeigu aš nusipirkau vieną spurgą, aš ją suvalgiau ir daugiau nebeturiu. Net jeigu aš noriu dar vienos, aš tikrai dėl jos specialiai parduotuvę neįsiu ir aš nebeturiu daugiau, aš turiu tik vieną. Žinoma, jeigu pas jūs yra šventė namie, jūs turėsite daug svečių, jūs žinot, kad jūs paruošite ir tai bus suvalgyta visų kitų žmonių, tada aišku tai make sense, bet aš turiu omeny paprastom dienom, paprastai savo, jeigu kartais norisi deserto, tai geriau nusipirkti, bet nusipirkti vieną porciją, iš karto jį suvalgyti, kai norisi, ir daugiau neturėti namie pagundos, suvalgyti dar vieną ir gal dar vieną. Užkišti šaldyklę šaldytom daržovėm. Tai yra be galo paprastas būdas papildyti savo racioną daržovėm.
Kai kurie ruošia daržoves patys, aš pavyzdžiui perku šaldytas daržoves, bet tai yra mano būdas papildyti savo racioną daržovėm, kuris yra be galo lengvas, dėl to, kad man nereikia nieko iš naujo ten pjaustyti, ruošti ir taip toliau. Visada turiu jų šaldymo kamerą ir galiu visą laiką greitai užpilti karštų vandeniu arba pakepti su savo maistu. Tiesiog įdėti kažkiek į mėsos troškinį su garnyru arba ryte įdėti brokolio omletą ir tai yra tiesiog mano būdas visada turėti kažkokių daržovių savo racione. Tokiu būdu labai lengva suvalgyti per dieną ir savo 5 per dieną, ir įdėti daugiau spalvų į savo racioną, ir papildyti savo mitybą daržovėm. Neužkandžiaut. Aš visą laiką pasisakau prieš užkandžiavimą. Aš manau, kad suaugusiam žmogui nereikia kaip vaikui valgyti kas 2 valandas. Realiai tu turi pavalgyti ir po kažkiek laiko pajausti alkį, žinoti, kad tu alkanas ir vėl nori valgyti. Užkandžiavimas, net jeigu tai yra sveiki, sveikuoliški dalykai, bet tai yra būtent ta spraga, kai mes persivalgom patys to nepastebėdami, nes tu ir nejauti pasisotinimo, bet ir kalorijų kiekis yra milžiniškas ir kartais galima, aišku, sakyti, bet užkandžiai gali būti sveiki. Aš, pavyzdžiui, visą dieną valgau riešutus. Taip, bet riešutų rekomenduota per dieną suvalgyti apie 30 gramų. Tai yra labai nedidelis kiekis. Ir viską, ką tu suvalgai daugiau, nors riešutų kalorijos yra geros kalorijos, tai yra geri riebalai, tai yra labai sveikas dalykas. Bet viską, ką tu suvalgai daugiau, tai yra jau tuščios kalorijos, nes tu nuo jų nei pasisotini, nei jie tau kažkiek daugiau naudos atneš. Todėl taip, užkandis 1, maksimum 2 per dieną priklausomai nuo jūsų gyvenimo būdo. Tai gali būti jogurtėlis, vaisius arba riešutai, bet reikia suprasti, kad tai turi būti 1, maksimum 2 kart per dieną, bet ne kas valandą. Kai tu nuolat tarp maistų užkandžiauji, tu tiesiog nepastebėdamas persivalgai ir suvalgai ten tūkstančius ir tūkstančius kalorijų, netgi užkandžiaudamas savo sveikais batonėliais, tai vis tiek nereikalingas tau dalykas, jeigu tu šiuo metu nesi alkanas. Jeigu pas tave asmeniškai nėra rekomendacijos iš gydytojo, kad tau būtina dėl kažkokių sveikatos ypatumų valgyti kas 2 valandas ar kas valandą, tai aš patarčiau iš viso visus užkandžiavimus iš savo racioną pašalinti ir palikti tik tai galbūt 1 kartą per dieną, nes bendrai sveikam ir suaugusiam žmogui per dieną turi užtekti 3-4 maistų per dieną. Pasirūpinti savo aplinką. Esu kalbėjusi vienam senam video, kad mes pradedam savo sveiką mitybą ne nuo maisto ruošimo, o nuo apsipirkinėjimo. Vadinasi, pasirūpinti tuo, ką jūs atnešat namo, tai yra pirmiausias ir svarbiausias dalykas. Nes viską, ką tu nupirkai parduotuvėje, jau pateko į tavo namus ir tai yra jau tavo pagunda. Dėl to reikia pasirūpinti, kad savo namuose tu turėtum kuo mažiau visų šitų pagundų, kurios verčia tave daugiau užkandžiauti ir daugiau norėti visokių skanėstų. Pasirūpinti, kad tavo užkandžiai būtų sveikesni, tai riešutai, uogos, juodas šokoladas vietoj pieniško. Aišku, galima kažkiek treniruoti savo valią, tačiau lengviau tiesiog neatnešti į savo namus papildomų pagundų. Ypač, kai bandai laikytis sveikos subalansuotos mitybos. O kokie lifehakai padeda jums laikytis sveikos mitybos ir nepersivalgyti, galite taip pat dalintis komentaruose. Nepamirškit spausti patinka. Tai yra nemokama, jums nesunku, man malonu, tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Taip pat labai rekomenduoju pažiūrėti šituos video. Ačiū visiems, kas pažiūrėjo šį video iki galo. Visiems bye!